gerbiamas profesorius Valdas Rakutis. Taip, gerbiamas profesoriu, prašau. Jūsų pranešimas dabar. Labą dieną, gerbiami Širvintų rajono tarybos nariai, gerbiama merė. Čia jau turbūt trečias kartas, kada tenka pristatinėti Širvintų Giedraičių karinio istorinio parko idėją. Pirmiausia, mes tą padarėme Molėtų savivaldybei, Ukmergėje ir štai susitikom pristatinėti. Iš tikrųjų, karinio istorinio parko idėja atsirado labai senai, kadangi jau daug metų, 8 metai, kaip generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vadinamieji kapitonų kursai atvažiuoja čia kariauti į jūsų žemes. Atvažiuoja jie, dalina į 3 komandas, vieni būna lenkai, kiti būna lietuviai, na ir kaip jiem priklauso, reiškiasi, gavę išeities pozicijas, daro visokius sprendimus. Na štai prieš 2 dienas, kaip tik tokius kursus turėjo, šį kartą lenkų reikia. Ir žinot, šitų važiavimo metu pamatėm visą šitą kraštą, kad jis yra labai mažai pasikeitęs. Kaimai tas yra tose pačiose vietose, kelių tinklas yra panašus, miškų vieta nepasikeitė. Iš tikrųjų, tai yra labai puikus kraštas, kurio potencialas, kaip turistinis, yra didžiulis, tuo tarpu turistų, išskyrus pačią Kernavę, Širvintų rajone nėra labai daug. Na ir po to jau vėliau truputėlį teko man prieš metus būti Jungtinėse Amerikos valstijose, lankyti karinius istorinius parkus, kaip jis buvo greičiausiai užspėję. Ir pamačiau, kaip tokie mūšio laukai gali atlikti labai svarbią šiuolaikinę funkciją. Ne tik dėl to, kad yra atsimenamos senos kažkokios kovos, bet ir dėl to, kad tai yra vieta, kur yra baigiami karai. Pasirodo, mūšio laukai yra kaip tik tos vietos, kur žmonės susitaiko. Nes kada baigėsi iš tikrųjų karas, vieni laimi, kiti pralaimi, vieni jaučia nuoskaudą, kiti labai džiaugiasi savo pergalę ir dar ilgą laiką smilksta toksai tarpusavio priešiškumas. O paskui, reiškiasi, kada jau ten padaromi memorialai, žmonės tada pagerbė žuvusius ir vieni ir kiti. Ir tokiu būdu tas konfliktas po truputėlį ištirpsta. Čia, pavyzdžiui, būtų Gettysburgo mūšis, didžiausias Jungtinėse Amerikos valstijose pilietinio karo mūšis, kurio metu žuvo virš 50 000 žmonių, toks didžiulis kiekis žmonių žuvo. Ir jau nuo senų laikų ten statomi tokie paminklai. Ir tie paminklai pradžiai buvo tokie paminklai, po to atsirado informacinės lentos, o paskui atsirado visas turistinis maršrutas ir automobilių galima važiuoti visą tą mūšio lauką, maždaug 5 km, 3 km, toksai kvadratas. Ir tokiu būdu viską gali sužinoti apie tą mūšį ir tada tas dingsta priešiškumas, kadangi tu pietiečius pamatai priešiulius. Ir štai ta idėja tada jau važiuojant mašiną per Jungtinės Amerikos valstijas kilo, kad tikrai Širvintos Giedraičiai gali tapti tokia vieta. Na ir po konsultacijų su Giedraičių mokyklos gimnazijos direktorė nusprendėm su seniūnu Giedraičiu, kad reikia šitą reikalą pradėti ir štai mes dabar esame visus pristatydami tą idėją. Kasgi yra tas karinis istorinis parkas? Tai yra visų pirma informacinės lentos stovinančios istorinėse vietose, kur yra parašyta, kad tą dieną, tą valandą, čia įvyko tas ir tas. Kiek įmanoma iliustracijos. Yra paskui sudaromi turistiniai maršrutai, kurie yra pririšti prie kažkokio tai įvykio. Na, sakykime, mes turim dabar pasiūlyti 11 maršrutų, kai kurie jie gali būti naudojami šiandien, kai kurios tai reikia tik parengti. Tai, pavyzdžiui, yra Lietuvos kariuomenės kelias. Tai yra nuo Ukmergės kelias iki Širvintų ir iki Giedraičių, tom vietom, kur judėjo Lietuvos kariuomenė ir aplankant pagrindinės mūšio vietas. Kitas maršrutas yra Lenkų kariuomenės. Ten tas štabas Lenkų buvo jau Vilniaus rajone, mes tik ten nuvažiavę prieš porą dienų, kalbėjom su vietiniu seniūnu ir štai jų kariuomenės judėjimo maršrutai. Ten greičiausiai bus įdomu Lenkijos turistams šitas kelias. Ir paskui yra 2 pėstininkų pulko, 7 pėstininkų pulko, leitenanto Balno nakties žygio kelias. Tai gali būti pėsčiųjų maršrutas, gali būti dviračių, gali būti automobilių. Na ir šitie visi maršrutai vietom sueina į krūvą, vietom išsiskiria ir apima didelį plotą. Tai iš šiaurės nuo Ukmergės iki Vilniaus rajono čia šiaurinės ribos. Į vakarus tai būtų Mūslininkai pas kraštutinis taškas, Neries. Ir pats rytinis kraštas būtų
Utenos autostradą, Vilnius Utena, betonkė, taip vadinama. Net praktiškai riba, nes ten toje vietoje buvo Lenkijos gabalėlius toksai giluminis prisirišimas. Tai toks didelis plotas, tačiau jisai visiškai netrukdytų ūkinės veiklos rajono, kadangi ten nieko nereikia daryti, ten tik informacinės lentos ir pagal galimybės įrengta infrastruktūra du turizmo informacijos centrai. Vienas iš jų turėtų būti Giedraičiuose, kitas turėtų būti prie Širvintų, kuriuose atvykę žmonės gautų lankstinukus, informaciją, galėtų nusipirkti kažkokių tai knygų su laiku, su venyrų, uniformų, kepurių, būgnų ir trimitų. Ir šalia to dar galima vystyti tą parką toliau. Sakykime, tos teritorijos, ypatingai žvyrkeliai, kokie nors labai tinka žirgų transportui. Tai gali būti su vežimais vežami žmonės, gali tiesiog joti žmonės, jeigu jie nori, nes tikrai ten yra tos vietos, kur žirgams labiausiai ir tinka. Tokiu būdu šitas veikiantis parkas, jisai ne tik tinkamai įamžintų šimtmetį Lietuvos nepriklausomybės kovų, Lietuvos valstybės šimtmetį, Širvintų Giedraičių mūšio šimtmetį, bet jis taip pat ir pasitarnautų šito krašto tokiam turistiniam atgaivinimui. Nes vieta Širvintų Giedraičių yra fantastiškoje vietoje. Nuo Vilniaus yra 50 kilometrai, žmonės išvykę išvažiavę su mašina, sėda ant dviračio, važiuoja, vakare grįžta namo. Kita grupė turistų, kurie čia atvažiuotų, tai būtų tie, kurie molėtuose prie ežerų sėdi. Pirmą vakarą baliavoja, antrą vakarą džiaugiasi ramybė ir vaikais, trečią dieną nebėra ką veikti. Ir va tuo metu jie kaip tik pradeda ieškoti tokių kultūrinių objektų. Tai yra Molėtų observatorija, iš ko gyveno, reiškiasi, ir visos kitos vietos, kodėl jį net važiavus Širvintos Giedraičių, tuo labiau, kai šalia yra Dubingiai ir kiti traukos objektai. Trečia tokia grupė yra tarptautinis turizmas. Kadangi, kaip rodo mano patyrimas, aš tikrai turiu didelį patyrimą organizuojant turistinės veiklas Europoje, nes teko dalyvauti tokiam dideliam tarptautiniam projekte, Baltic for Tour, matyti, kaip veikia teritorijos Vokietijai. Lenkijoje yra kategorija žmonių, kuriem labai patinka karinis paveldas. Jiem patinka tie visokie buvę mūšiai ir taip toliau. Tik tai kas yra įdomu, kad vyram dažniausiai tai patinka, o moteris nori kur nors pailsėti. Tai reikia abu dalykus išvystyti. Kad šeima, kad važiavus, vėl galėtų vakare susirinkti, prisigautų tai, ko jie nori. Vyrai pasportavo, moteris kažkur pasivertino. Tai va šitą dalyką sukūrus susidaro didelis traukos objektas. Jo įsivažiavimo laikas yra kokie 3 metai. Prasme, čia nebus taip iš karto, kad viskas vyktų. Investicijos pakankamai nedidelės, labai dažnai dalį investicijų galima gauti iš įvairių fondų, tiek Lietuvos nacionalinių, tiek tarptautinių. Ir tikėtina, kad pavyks pritraukti tarptautinius turistus. Lenkus tai tikrai, nes neblogai pažįstu Lenkiją, dažnai ten būnu ir jiem tokie dalykai tikrai labai įdomus. Lietuvai jaučia didžiulius sentimentus. Jie važiuoja dabar trakai Vilnius, čia pagrindinis važiavimo maršrutas, o jeigu pridėti dar truputėlį, būtų labai gerai. Labai daug vakarų Lenkijos gyventojų turi čia giminių kapus ir giminės. Tai jiem atvykus čia dar apžiūrėti ir tokį istorinį objektą, kur yra kalbama apie jiem labai svarbius asmenys, tokius kaip Juzefas Pilsudskis, reiškiasi, arba reiškiasi, generolas Želigovskis, jiem tas tikrai svarbu. Iš Lietuvos pusės šitą parką ypatingai turėtų traukti mūsų tą patriotinį jaunimą karinės pakraipos. Tai yra Lietuvos šaulių sąjungos atstovus, savanorius, reiškiasi, kuriem tai yra galimybė prisiliesti prie istorijos savo kojom ar savo dviračių pravažiuojant tom vietom. Ir šaulių sąjungos vadas labai remia šitą idėją. Mes su savanoriu vadu mes dar apie tai nesam kalbėję ir taip numatėme pakviesti. Taigi tokiu būdu mes nušautume vienu šūviu labai daug zuikių. Dabar kas iki šiol yra padaryti? Yra pakalbėta su Molėtų ir su Ukmergės merais. Molėtų taryba jau pritarė šitam dalykui ir meras rodo asmeninį didžiulį susidomėjimą. Vietinis seniūnas Giedraičiuose ir mokykloje remia visokiais būdais šitą projektą. Ukmergės pozicija yra teigiama, bet dar tarybos sprendimo atrodo irgi nėra. Važiuosim šiandien apie tai kalbėti. Ir yra padaryta keletas susitikimų, kur yra sugalvota pasirašyti ketinimų protokolą. Jūsų merė dalyvavo rugsėjo 30 dienos posėdėje, kur buvo apie tai truputėlį kalbama, bet jinai sakė, kad tarybos sprendimo nenori imtis, čia turi būti viso rajono sprendimas. Tai visi dabar laukia jūsų iš tikrųjų ir 7 dieną sausio yra manoma tą ketinimų protokolą pasirašyti, todėl tas jūsų šiandieninis sprendimas pritarti, nepritarti šitam parkui turi tokią politinę reikšmę. Teritoriškai žiūrint, didžioji dalis visų maršrutų yra Širvintų rajone, kadangi Utenos rajonas kabina tik palyginus nedidelę dalį, o Vilniaus rajono
ta šiaurinė seniūnija irgi ten, maždaug 10, tai gabaliukų kabina. Didžioji dalis iki pat Musninkų yra Širvintų rajone. Taigi jūs būsite didžiausi naudos gavėjai iš viso šito parko, to labiau, kad aplinkui jau dabar esantis dviračių maršrutai aplinkui šitai. Šitą galėtų klausyti. Tai aš tiek trumpai norėjau pristatyti, tikėdamas sulaukti iš jūsų lengvų ir labai nelengvų klausimų. Prašau. Dėkuoju pranešėjui, tarybos narys Darius Valkauskas, prašau gerbiami tarybos nariai, užduokite klausimus. Iš tikrųjų, šiam sprendimui nereikalingas tarybos sprendimas, bet reikalingas tarybos pritarimas arba nepritarimas pasirašyti būtent šį ketinimų protokolą, bet aš norėčiau paprašyti jūsų tikrai atsakingai išsiaiškinti visą situaciją, nes jūs suprantat, lentos, takai, keliai iš dangaus nenusileidžia, jos už kažką. Va būtent tokia jau kaip ir mintis kyla, kadangi paminėjote, kad Širvintų rajonas yra kaip didžiausias naudos gavėjas. Aišku, mintis labai gera, tai vienareikšmiškai reikia tokių projektų. Tačiau kyla tokių jau iš karto finansinių, matau, kad įsipareigojama viską. Jūs paminėjote Europos fondus, tai būtent vėlgi preliminari sąmata, Europos fondų procentas, ar tai yra 100%, ar tai turės prisidėti kažkiek savivaldybės ir panašiai. Automatiškai reikia vėlgi planuoti finansus, ar kiek yra savivaldybė reikės prisidėti ir taip toliau. Čia, kaip sakėt, 3 metų laikotarpis, tai čia ilgalaikis kitoks ir projektėlės ir būtent ta finansinė pusė ir, kaip sakoma, aktualiausia, nes pinigų šiai dienai, kai visą laiką visiems trūksta. O toks projektas jis vis tiek statomas ne prioriteto tvarka. Aš suprantu, kad tai yra labai gerai. Bet tų dalykų ir norėtųsi bent pačiupinėti viskas. Vertė bendra, reiks prisidėti, nereiks, ko iš mūsų dar reikia. Tokie elementarūs klausimai. Taip, tai pabandysiu pristatyti, kaip atrodytų finansinis šito reikalo pusė. Visų pirma, yra tos išlaidos, kurias tikrai reikės patirti ir nuo pat pradžių ir tikrai rajonui teks prisidėti. Reikia turėti iliuzijų, kad viskas iš oro nusileis. Taip nebūna 100% finansavimo, vis tiek nebus, kažkiek išlaidų yra. Ir, sakykime, tiek Utenos, tiek Ukmergės rajonas mano, kad po vieną etapą kiekvienas rajonas šitam reikalui galėtų skirti. Galbūt ateityje tada atsirastų viešoji įstaiga, kuri jau visą šitą reikalą tvarkyti iš vieno centro. Tai vienas etapas tikrai. Antras dalykas, kas bus tikrai reikalinga, tai dalį pačių pagrindinių lentų vis tiek reikės pastatyti bet kokiu atveju, tai yra prisistartinės ekspozicijos. Tai nedaug kainuojantis dalykai, maždaug 2,5 tūkstančio eurų kainuoja 3 dalių didžiulis plakatas, nuo kurio šiandien galvojam, tai yra ateinant pavasarį jau galima pradėti. Ar tai rajonas padarys tą pačią pradžią, ar tai padarys, sakykime, Lietuvos šaulių sąjungos, kurios vadas atsargos pulkininkas leitenantas Liudas Gumbinas yra pažadėjęs 2 tokias lentas šaulių sąjungos pareigom padaryti. Tai čia dabar bus derybų objektas jau sausio 8 dieną. Manau, kad jie tikrai tą parems, kadangi iš tikrųjų jiems tai yra labai svarbu. Kitas dalykas reiškia, ir tos lentos labai daug ten kainuoja. Štai Kauno tvirtovėje, mes dabar kuriam Kauno tvirtovės regioninį parką, mūsų įstaiga, Kauno tvirtovės projektai kaip tik šitą idėją taip atstūmė ir mes turim ketinimo protokolą tarp Kauno miesto ir Kauno rajono. Mums reikia pastatyti, sakykime, botanikos sode 22 lentas, tai tos 22 lentos mums kainuoja 2000 eurų. O tokia kaina yra. Tai jeigu mums turi dabar mes taip maždaug sakom, nes reikės galvoti, kurios maršrutus pirmoje vietoje, kurios antroje vietoje. 100 tokių, tai kainuotų 10 000 eurų. Tiek kainuotų tos informacinės lentos iš esmės visam parke, dalinant visų trijų savivaldybių. Dabar, jeigu apie turizmo informacijos centrus kalbėti, čia investicijos yra rimtesnės. Ir čia klausimas, kur bus tie informaciniai. Jeigu bus tai naujas pastatas, viena pinigų suma. Jeigu tam bus panaudoti vietiniai dvarai, tada kainos keičiasi. Bet ir efektas keičiasi. Natūralu, kad būtų gerai, kad turizmo informacijos centrai būtų kokiam istoriniam dvare, kuris tokiu būtų gauti naują funkciją, būtų galima tada pinigų gauti, reiškia, ir jį susitvarkyti. Čia kainos yra jau kitos. Ir tai gali būti įvairius sprendimai. Tai gali būti savivaldybės sprendimas, tai gali būti privati investicija. Žmogus, turintis dvarą, gali tokiu būdu rasti pinigų kaip išlaikyti. Ir jis gali šitoje vietoje prisidėti. Man visą laiką labai patinka Širvinčio dvaras, nes jis yra tiesiai prie mūšio vietos. Tiesiog į Dilžbėtą.
Dar viena vieta, kuri vėlgi natūraliai kažkiek turės būti įrengta, tai yra vieta, kur būtų galima lapkričio mėnesį daryti tokius karinių šou, tokius festivalius. Lapkričio mėnesį, nes čia viskas vyko lapkričio mėnesį. Konkurencijos jokios, Lietuvoje beveik niekas nevyksta lapkričio mėnesį. Ir tam reikalinga jau sutvarkyta, nušienauta ir savo derlių atidavusi pieva. Jinai gali būti Širvintų rajone, gali būti Molėtų rajone, gali būti ir ten ir ten. Tai tada natūraliai reikės kažkur mašinas pastatyti, tai yra toks masinis renginys. Ir tokiu būdu finansai šitoje vietoje jau yra klausimas, kiek daug bus visko padaryti. Bet tai kažkiek rajonų kainuos ir kitiem metam būtų gerai skirti tam tikrą pinigų sumą, aš sakyčiau tokius iki 5000 eurų. Kiekvienas rajonas, jeigu skirtų, ir 15 000 eurų jau galima labai nemažai padaryti, plius etatas. Tai tokia atrodo indėlis. Dabar, ką pavyks, kokius fondus pritraukti, čia jau priklauso nuo to, kas bus administracija būsimo parko. Kiek jie sugebės pritraukti lėšų. Objektas yra įdomus, turizmo vystymui yra skiriami pinigai, tai yra vienas fondas, dažniausiai ūkio ministerijos skiriamas, marketingui ūkio ministerija skiria atskirą priemonę, specialiai tokiem dalykam daryti, ir 3 rajonų šitas konglomeratas yra labai gerai, bet ne visi rajonai patenka į to projekto apibrėžtis. Iki 20 metų tikrai galime pritraukti europinės lėšas. Ypatingai, jeigu pavyktų prie šios idėjos dar pritraukti Lenkijos, tą pakraštį, kuriame vyko Lietuvų Lenkų kovos. Bet čia yra, kaip sakant, temperamentas. Čia jau priklauso nuo vadovybės, kaip jie sugebės į tokius pasienio regionų, reiškiasi, projektus nueiti arba pritraukti kažkokias tai ar su kuriais vokiečiais susidraugauti. Čia jau kaip pavyks. Mes, sakykime, dirbdami tada Vytauto Didžiojo universiteto karo istorijos centre, mes sugebėjom pritraukti 60 000 eurų tuo metu. Manom, kad tai mums buvo visai. Dėkui, tarybos narys Zenonas Mistelis, prašau. Turiu kaip ir klausimą ir pasiūlymą, kadangi išgirdau labai įdomų variantą ir visiškai neseniai buvo priduotas irgi 4 rajonų projektas dviračių maršrutas, inicijavo Ukmergė, visi kiti rajonai buvo partneriai, taip pat ir mūsų Širvintų rajonas, dalyvavo per VVG, Vilniaus veiklos grupės, buvo įsisavinta 600 000 litų ir labai vykęs projektas. Čia labai panašus variantas ir labai panašių kelių siūlyčiau eiti, tiesiog pasirinkti informacijos, pabendrauti su tų rajonų vietos veiklos grupėm ir praktiškai galima atkartoti tai, kas jau buvo padaryta ir labai sėkmingai įsisavinti pinigus su minimaliausiam rajono biudžeto lėšom. Tam projektui tikrai pritarėme, čia galima pajungti ir vietinę infrastruktūrą, ir dvarus, ir kaimo turizmo sodybas, ir ne vien tik skelbimų lentas, o netgi išnaudoti tos terminalus informacinius, kurie jau stovi kai kuriuose rajonuose pagal dviračių maršrutus. Be jokios abejonės. Gyventojų ir ypatingai, sakykime, žmonių, kurie, kaip aš sakau, gali turėti konkrečios naudos šito parko įtraukimas, tai yra būtinas elementas. Ir štai mes į Paberžę turėtume tą pačią sausio 8 dieną važiuoti su vietiniais gyventojais, visų seniūnų sutarė, kad vyks toksai susitikimas. Nes tada iš tikrųjų be vietinių gyventojų palaikymo niekas nevyksta. Žmonės turi save pamatyti tame projekte, matyti tam tikros naudos, kas norės su šaltu pavaiščioti, o kas norės ir pinigų uždirbti. Visi turi čia pinigų. Dėkojam, vicemerė buvo. Dėkui už pristatymą, noriu paklausti, jūs čia minite kažkokią etatą, šiaip tai suprantu, kad kažkokia turėtų būti kurta įstaiga ir sukonkretinti, kas čia per viešoji įstaiga, kas turėtų išlaikyti tą etatą. Kadangi esu vienas iš VŠI Kauno tvirtovės projektų įkūrėjų iniciatorių dar 2007 metais, tai man atrodo pati geriausia forma yra viešoji įstaiga, kuri turi palaikymą suteikimą 3 rajonų, galbūt dar ir Vilniaus rajonas prisidės, tai dabar paaiškėjo. Tačiau politiniuose kalbėjimuose 30 rugsėjo dieną buvo pasakyta, kad tai gali būti pavojinga, šiame etape gal dar truputėlį per anksti, todėl yra reikalinga jungtinė sutartis, jungtinė rajonų sutartis, kur kiekvienas lida kažkokią savo indėlį. Ir taip visi ir sutarė, kad ta jungtinė sutartis būtų kaip ir geriausias variantas. Tai toks atsargesnis ėjimas. Jeigu aš save įsivaizduočiau tokio parko direktoriaus vietoje, aš būčiau labai prieš, kadangi sunku dirbti, kai tu turi tokį 3 rajonų interesą, tai žmonės tarsi nėra labai indėliai. Bet kaip tarpinis variantas, kūrimo metu, kodėlgi ne, gali tai būti.
Taigi gali būti jungtinė veiklos sutartis arba gali būti viešoji įstaiga. Čia jau iš tikrųjų kaip ta politinė grupė nuspręs, kaip merai toliau žiūrės, kada nuspręs, kad čia daiktas turėtų vieningas. Pasakykit, pagal ką paskaičiavot, kiek etatų reikės, nes paminėjau, kad kiekvieno rajono po vieną, tai pagal kokias apimtis Šitas pasiūlymas buvo Molėtuje mero ir jisai mano, kad tokiu būdu atsirastų tokia pradinė grupė, kuris galėtų dirbti. Šiaip, jeigu kalbėti apie iš savo patirties kaip direktoriaus, tai galiu pasakyti, kad nuolatinių darbuotojų reikia labai minimaliai. Praktiškai užtenka 3-4 žmonių, bet reikia turėti tam tikrą fondą, iš kurio būtų galima samdyti žmonės sezoninio darbo. Tai taip yra daug lengviau dirbti. Todėl, kad netaip lengva rasti žmogų, kuris išmaningai kažkurioje srity, kuris dirbtų pilną etatų, nes čia turi vietinis gyventojas, tuo tarpu pasikviesti žmogų, studentą, pavyzdžiui, šito rajono, kuris gali ketvirčio etapą dirbti, padaryti tam tikrus darbus, arba tiesiog pagal vasarinę sutartį, yra daug paprasčiau. Tai tokia mažų etatų, bet su galimybė žmogų samdyti konkrečiam darbui atlikti, forma yra žymiai efektyvesnė ir aš, jeigu aš būčiau vadovas, aš taip ir daryčiau ir aš tą darau. Dėkuoju. Tarybos narys Rėvys Manikanas, prašau. Mano klausimai mero pavaduotojai. Prašau. Tai čia yra VŠI Kauno tvirtovė, jūs vadovaujate. Taip. Ir kas iniciatoriai, kai jūs ir buvote, kas buvo iniciatoriai pat šitos? Mūsų mato tokia ilga istorija. 2005 metais Kaunas įstojo į tokį tarptautinį interreginį 3B mūsų tas projektas buvo Baltic for Two, Baltic Fortress Culture and Tourist Tour vadinamas. Tai toks didelis projektas ir tas projektas Kaune turėjo 3 organizacijas, tai VDU Karo istorijos centras, Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros institutas ir Kauno miesto savivaldybė. Ir štai dirbdami tame projekte mes turėjom progą pamatyti labai daug įvairių tvirtovių. Ir kada projektas baigėsi, o tęsinio negalėjo būti dėl to, kad pasikeitė ES taisyklės ir Lietuva nebepateko į Centrinės Europos regioną, susirinko žmonės ir sako, ką mes dabar darom. Ar išsivaikštom, ar tęsim, nes susidraugavom ir tikrai žinojom, kad vieni kitus parengs. Taip atsirado asociacija. Tuo pačiu metu Kauno miesto savivaldybėje buvo sukurta darbo grupė, kuris sprendė, ką daryti su Kauno tvirtovė. Tai yra 260 objektų Kauno mieste, didžioji dauguma apleistų. Ir ta darbo grupė, kurios vėlgi nariais buvo tie patys žmonės iš projekto, jie padarė tokias, kaip sakyti, apmatus strateginį ir vienas iš punktų buvo reikia steigti viešą įstaigą, kuri galėtų tarpuose tarp tų europinių projektų kryptingai vystyti, kad tas daiktas augtų. Ir tas ir buvo padaryta 2010 metais, viešoji įstaiga buvo įsteigta 3 steigėjų, Kauno miesto savivaldybės, mūsų jau asociacijos Kauno tvirtovė ir Karo paveldo centro, kurios direktorius buvo vienas iš žmonių, kuris daugiausiai rašė šiandien, valdo 7 fortą. Jeigu galite, atvažiuokit, pamatykit, kaip Kaune tvarkosi 7 forto privatus fortas šiuo metu, kaip tvarkosi tie žmonės. Tai visa ta komanda iš Baltic for Two šiandien dirba maksimaliai, kiek gali ir visuomeniniais pagrindais ir taip pat. Gerai, dėkuoju. Šiaip prašau, administracijos direktorė. projektų gyvendino VŠI? Mūsų VŠI išgyveno 2010 metais reiškia porą metų aktyvaus veikimo, paskui kitas direktorius turėjo problemų su savivalda, išsiskyrė jų nuomonės ir organizacija buvo beveik arti mirties. 2014 metų vasarą perėmė vadovavimą šitą įstaigą, nes prieš tai dirbau Karo akademijos projektų, tiesiog Vilniuje buvau, negalėjau čia labai dalyvauti, grįžau į Kauną. Ir štai mes dabar turim jau 4 įvykdytus projektus, dabar rašom paskutinės ataskaitas ir matyt kitiem metam turime Kauno tvirtovės regioninio parko jau ketinimų protokolas su parama iš abiejų savivaldybių. Tai tie 4 projektai, vienas iš jų yra Širvintų Giedraičių istorinio parko kūrimas, kurį finansavo Krašto apsaugos ministerija 2000 eurų, už ką mes čia pas jūs ir važinėjom. Ir tas idėjas visas stumėm, yra paruošta koncepcija, paruoštas parko žemėlapis, tai šiuo metu yra tikslinis. Kiti mūsų projektai yra dviračių maršrutas Kauno fortų žiedas, kuris išbandytas ir šiuo metu kitais metais bus pradėtas naudotis. Taip gyventas, taip pat yra Kauno tvirtovės dirbtuvės, edukacinis projektas žmonėms, kurie dirbs prie visų šitų projektų. Trečias mūsų projektas jau minėtas Širvintų Giedraičių ir taip pat turime Kauno pilies architektūrinius istorinius tarptautinius tyrimus, palyginamą medžiagą surinkimą Kauno pilies statinėje. Tai mūsų tokios veiklos.
Šiaip pagal profesiją esu karo istorikas ir skautas, tai man labai tampa visuomeninė veikla su profesiniais dalykais. Tai tarybos nariai, ar dar turite klausimų pranešėjai? Paaiškės, ką mūsų visų tokie noriai nebe galimybės. Jo, jeigu leisti tada trumpai, iš tikrųjų mes turėjome susitikimą Giedraičius ir aš vis dėlto norėčiau dar kartą paprašyti, kad tarybos nariai atsakingai pateiktų savo matymą. Man šiek tiek yra klaustukų, kadangi mes esame tarybos nariai, būtent mes visi atsakingi už rajono žmonės ir už pinigus. Jūs patys suprantat, jeigu steigiama VŠI, tai reikalingas ir direktorius, ir etatas, ir finansininkas, kad ir visom 3 savivaldybėm. Juos reikalinga išlaikyti. Tada mes turim galvoti apie tai, kas rašys tos projektus, mes vėlgi turim juos išlaikyti. Mes turim pagalvoti, gaus tam projektui pinigus ar negaus. Jeigu duos kažkas 2000 eurų, pastatysim mes tų 10 lentų iki tų lentų, kur turės atvažiuoti žmonės, reikės padaryti kelius. Ar mes kelius darysim iš tų pinigų, kur dabar žmonėm prigeruojam ir tvarkom. Mes pasirašydami šitą ketinimų protokolą, reiškia, turime jau po naujų metų biudžete numatyti pinigus, išlaikyti žmonėm, išlaikyti etatam. Mano toks matymas iš visos diskusijos ir mes su Ukmergės meru irgi bendravome, labai gerbėm šitą idėją, labai palaikom, bet mūsų toks matymas būtų, kadangi iš Molėtų mero išėjo šį didžiausią iniciatyvą, jie turi verslo centrą, jie galėtų rašyti ir teikti projektą. Tuo metu, kai jie gaus pinigus, darome bendrą projektą ir surandam mūsų rajono savivaldybės, lygiai taip pat Ukmergė ir prisidėjimą. Tada mes žinom, kad mes gavom ar 100 tūkstančių, ar 200 tūkstančių, ar 50, tai mes žinom, kad gal geriau tikslingai padarom 5 vietas davažiuoti, kur jau stovės lenta ir kelias, o ne pastatyti lentas, kai turim pavyzdį praeitos kadencijos pastatytą paminklą ir iki to paminklo mes šiandien dienai galim nusileisti tik tai malūnsparniu, nes iki jo nedavažiuoja, turistai jo neranda. Tai aš manau, kad mes turėtume dėl šito sprendimo atsakingai pamatuoti. Idėja yra fantastinė, bet suprantat, laukti, gal kažkas parašys, gal gausim pinigų, gal negausim. Jūs supraskite, kai etatai jau pradės eiti, tai jau prašau vietą. Aš kaip suprantu, savivaldybės matymas toks, kad VŠI įmonė, direktoriai, visa kita, čia kaip be to, bet aš matau kelią trupučiuką kitokį, kad galime mes pasiūlyti visuomeniai, vadinkim tas idėjas, bendruomenėm pavyzdžiui, kurios galbūt galėtų prisijungti tiek su projektinė veikla, tiek savanoriškų kažkokiu darbu. Galima čia mes atrasti visokius variantus. Ir nereikia tos atmesti galimybės ir galbūt reikia imti ir žiūrėti visokius variantus. Pavyzdžiui, minit apie kelių kažkokią infrastruktūrą, tai sėkmingai bendruomenės, kai kurios dabar parašė projektą, būtent Avižonių krašto bendruomeniai, vakar paskambino, pasirašėm su nacionalinė mokėjimo agentūra sutartį, kuriai darysim privažiavimą prie bendruomenės namų iš ES lėšų. Tai yra visokių tų galimybių, kur galima taip pat ir čia pasižiūrėti. Tai siūlyčiau visiškai taip ir neatmesti. Ne, tai gerbiamas tarybos net neatmetam. Vienas misalis tarybos narys pats pirmasis pasiūlė, kad dar yra galimybė truputėlį kitų kelių eiti, o ne lengviausių paprastų kelių. Ką tarybos narys, skiriam pinigų, darom porą etapų, atiduodam ir verslo centras ten tvarkys. Mes šitai idėjai iš esmės pritarėm, bet šiandien dienai, aš manau, prisimti įsipareigojimų su etatais ar konkrečiom sumom mes nelabai turim galimybės. Kaip Zenonas sako, Vidmantas, per kitas bendruomenės dalis. Mes galim prisimti, tarp kitko, Juodiškių mūsų kultūros centro vedėjai, visi pasijungė, dirba ir mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės tai žmonėm, kurie jau, kaip jūs sakot, be jokio atlygio, tik tai savo iniciatyvą jau dalyvauja, sakykim, šitam procese. Prašau. Aš dar galiu papildyti
pirmoji eilėje reikia būtinai išnaudoti tai, kas jau yra. Yra verslo centrai ir Pūkštose, yra ir Ukmergėj, ir Molėtų rajone. Jie funkcionuoja ir gali būti kaip vieni iš pagrindinių. Lygiai taip pat gali būti ir pajungtos PVG, kurios yra kiekvienam rajone. Jie turi didžiulę patirtį dirbant su projektais. Tuo pačiu per tos įstaigas pasijungtų ir kitos, ir bendruomenės, ir kitos struktūros, ir verslas, ir tai būtų visiems įdomu. Idėja labai gera, bet siūlau ją paremti, bet kol kas tik taip išanalizuoti idealiausią variantą. Jeigu būtų galima dar reaguoti į diskusijos išsakytas mintis, didžiausias skirtumas yra, darant bet kokį dalyką, tarp 0 ir 1. Reikia suprasti, kad viską galima sukelti, padaryti, bet turi būti kažkokia startinė pozicija. Dėl to mūsų, reiškia, VŠI neišgyveno 2010 metais, išgyveno krizę už tai, kad Kauno savivaldybė visiškai neskyrė pinigų. Tai tas direktorius pabandė, kiek jis galėjo, po pusės metų jam rankos nusvyro, dirbti reikia daug pinigų, nieko, reiškia, ir jisai tada tiesiog vystė tą patį portą ir to viskas baigėsi. Tai čia tas startinis kapitalas, jis gali būti nedidelis, bet jis turi būti, nuo kažko reikia atsispirti. Nes entuziazmas, žinokit, be pinigų labai reikia išplėsti. Tai aš galvoju, kad mes šiandien nediskutuojame apie kažkokias tai nedidelės sumas. Tai čia galbūt ir analizuotina ir galbūt priimtina, bet tai mes žiūrime plačiai į visą sistemą, kad nesustoti vidury kelio kažkur. Važiuoja keliai, takai, kaip jie atsiras ant kažkokio tai žemės. Kelių nereikia, šiai dieną keliai yra iš esmės egzistuojantis, mašinų eismas yra nedidelis, galima važinėti tais egzistuojančiais keliais. Reikia, žinoma, pataisyti žvyrkelį, kuris veda nuo Širvintų į šiaurę iki leitenanto Balno žygio pradžios, tačiau mes ėjom štai visai nesenai, prieš mėnesį laiko, ten jisai tikrai yra baisus greitai pravažiuoti reikia. Truputį reikės vietom pataisyti kažkur kažką, tai ten, sakykime, tas vien gal kaimo užvakar važiavom iškis. Traktoriai pravažiuoja to senuoju keliu, tai ten truputėlį kažkas pravažiuoja. Kaip sakant, daug nereikia, bet kažkiek turi būti. Tarybos narys dar daugiausiai, prašau. Aš tai siūlau daugiau nebediskutuoti, pritarti projektui ir vis dėlto mes turime įgalioti savivaldybę, kad nei sprendimus derintų būtent su išvardintom institucijom ir pritraukiant VVG ir ar viešąją įstaigą ar panašiai. Nu, jie tai bus įgalioti daryti, o ne mes čia turim nuspręsti kokiu būdu. Svarbu paleisti procesą. Tai reiškia, aš gaunu iš jūsų įgaliojimus judėti į priekį ir surasti patį geriausią būdą, kad, sakykime, galėtumėm prisijungti